Mes dainuojame gražiai, hei, 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 ir šokame linksmai, hei, 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 hei. Dainuojame ir mokomės, šokame ir mokomės, gera mums kartu, prisijunk kartu, hei, hei, mokykla. Tram-pam, param-pam-pam-pam-pam. Hei, hei, sveiki draugai, džiaugiuosi matydamas jūs hei, hei mokykloje. Aš esu Miškiukas, Ežiukas ir tai yra hei, hei piešiniai, piešimo pamokos pamokėlės. Čiupkite flomasterius, pieštukus, teptukus su dažais, viską, ko jums labiausiai patinka piešti ir pradedame. Šiandien mes piešime štai tokią morką, labai paprastą tokią morką. Pradėkime piešti nuo viršaus toks apvalus galiukas vienas ir kitas galiukas apačioje, toks siaurėjantis, štai toks kaip ilgas toks trikampis su užapvalintais galiukais tokiais, va, štai taip. Ir dabar nupieškime tokius, pasakyčiau, pagaliukus, čia kaip juos pavadinti, taip teisingai aš nežinau, tiesiog morka turi tokius pagaliukus kažkiek tai. Kiek jų nupiešti aš nežinau, čia gal priklauso nuo morkos rūšies. Ir dabar dar morka turi viršuje tokius lapukus. Štai tokį lapuką nupieškime, štai su tokiais dantukais tarsi, va taip, važiuojame aplinkui, štai tokie dantukai, va matote, va 1, 2, 3, 4, 5, štai tokie dantukai. Dar vienas lapukas toks, va štai čia irgi toks su dantukais, va tokiais, štai taip. Ir aš manau dar vieną į kitą pusę, va štai taip čia į kairę, va štai. Dar vienas toks lapukas, labai graži, tokia morka pas mus su tokia gražia šukuosena, va tokia morkos šukuosena tokia bus iš tokių lapukų. O dabar mes jau viskas ir nupiešėme, dabar tai liko tik nuspalvinti. Nuspalvinkime morką, kokia spalva. Aš manau, kad mes galime drąsiai spalvinti oranžinę spalvą morką. Tai yra tokia oranžinė arba netgi sakoma, kad tai yra morkinė spalva. Va, štai taip aplinkui važiuojame kontūrą iš pradžių. Štai taip, visą kontūrą aplinkui ir dabar visą plotelį. O morka, tarp kitko, yra toks labai paprastas, tai yra daržovė, tokia labai paprasta, kasdieniška, tokia galbūt netgi kiekvienas savo namuose turi kelias morkas, aš manau. Bet ar jūs žinote, kad morka kilusi yra iš Persijos? Persija laikoma morkų kilmės šalimi. Va, įsivaizduojate, taip atrodytų tokia paprasta, labai tokia daržovė, o atkeliavo pas mus, pasirodo, iš Persijos. Senovės graikai ir romėnai morkas augino ne dėl šaknų, o dėl lapų ir sėklų, įsivaizduojate? Dar nežinojo, kad tokios morkos yra labai skanios. O dar istorija byloja, kad morkos iki pat 16 amžiaus augintos violetinės spalvos, įsivaizduojate, buvo violetinės morkos. Ir dažniausiai buvo naudoti tik tai kaip arklių toks pašaras, o ne maisto gamybai. Ir tik tai 17 amžiuje oranžinės morkos buvo išvestos Olandijoje ir jos labai išpopuliarėjo ir visiškai išstumė savo violetinės tokias konkurentės. Tai va dabar mes turime tokias oranžinės morkas, štai tokia oranžinė, ir dabar nuspalvinkime šitos morkos, kaip pasakiau, tokia šukuosena, tokia bus žalia šukuosena, labai tokia madinga morka bus, tokia su žaliais plaukais tokiais. Va, štai tokia žaliuojanti, labai sveika morka. Tarp kitko, šita morka, pati didžiausia morka pasaulyje, įsivaizduojate, kokio ilgio buvo užaugusi, va šita oranžinė tokia dalis. Aš dabar jums tokią myslę užminsiu, pasakysiu, parašykite, kas žino, kokia buvo ilgiausia pasaulyje morka. Aš dabar dar nesakau, jūs dabar parašykite, pabandykite atspėti. Ir dabar aš pasakau teisingą atsakymą. Ilgiausia pasaulio morka buvo užaugusi beveik 6 metrus. Įsivaizduojate, 6 metrų morka, tokia 6 metrų ilgio. Čia tokia
Aš pasakyčiau, čia toks morkinis, toks monstras, 6 metrų, į jokią virtuvę toks netiltų. Įsivaizduojate, toks morkos monstras, toks morkonstras, toks pagauna tave kažkur ir toks, aš esu morka, labai sveika morka, turiu daug vitaminų, valgyk mane, tokia 6 metrų tokia morka, tai būtų kaip siaubo filme. Bet morkos iš tikrųjų yra labai tokios geros, jos turi savyje labai daug vitaminų ir dėl tos oranžinės spalvos, tai morkos spalva yra tokia oranžinė dėl to, kad joje yra labai daug beta karotino, man atrodo taip vadinasi. Šiuose daržovėse itin gausu šito beta karotino ir mūsų organizme šitas karotinas virsta vitaminu A, kuris labai svarbus regėjimui. Taip, kad morkos yra tokios labai geros mūsų draugės. Reikia morkas valgyti, ne per daugiausiai, bet ir ne per mažiausiai. Tikrai po vieną kitą morką kasdien galima sukramtyti. Va, štai taip, labai graži tokia, labai tokia sultinga ir labai skani morka. Ir dabar parašykime žodį morka. Pirma raidė bus, kokia jūs galvojate? Teisingai, pirma raidė M. Štai tokie pagaliukai. Štai taip, M, labai gerai. Dabar raidė O. Tai toks apskritimas. O. Va, štai taip. Dabar mor. Raidė R. Pagaliukas. Taip, tokia ausytė ir tokia kojelė. Va, taip. Mork. Dabar K. Raidė karatistas. Toks į viršų. Hia. Į apačią. Kia. Morka. Ir paskutinė raidė A. Tokia kaip raketa. Raidė atrodo kaip raketa. Morka. Va, štai kaip gražiai mes parašėme, šaunuoliai. Šiandien mes nupiešėme gražią, sultingą ir sveiką morką. Subscribe!